Esam viena didžiausių dailės akademijų Europoje ir šiais metais išleidžiam 342 absolventus. Tai tiek, kiek daugelį akademijų studijuoja iš viso studentų. Žinodami šią problemą, kur išeksponuoti, kaip parodyti tokį kiekį mūsų būsimų menininkų, dizainerių, architektų, dailėtyrininkų, restauratorių, fotografijos ir medijos menininkų, kur tiek absolventų parodyti, tai tas mums trukdė šią parodą surengti anksčiau. Pirma akademijos istorijoje baigiamųjų darbų paroda, kai vienu metu prisistato visi šiais metais besiginantis darbus absolventai visose akademijos fakultetuose 4 miestuose. Eksponuojasi beveik 40 lokacijų. Tai didžiulis iššūkis, kurį įveikėm visi kartu ir labai tikiuosi, kad šią parodą mes pradedam ilgametę ir gražią tradiciją, su kuria įsirašysim į būrį kitų gerai žinomų akademijų Europoje. Studentai šią parodą gali parodyti save ne tik savo kolegom, ne tik dėstytojam, bet ir visiems miesto gyventojams, visiems svečiams, bendrauti su kitais menininkais, taip parodyti save plačiai visuomeniai, ko nėra buvę. Mes šitam akademijos burbule kartais užsisėdim, bendraujam tik su akademijos žmonėm, bendraujam su savo studentais, įsiliejam į tą kūrybą ir visi esam kūrybiški, bet kartais trūksta to santykio tarp paprasto vartotojo ir menininko. Tai dabar tą santykį mes ir kūrėm šią parodą, leidžiam studentams tą santykį ir pajusti. Tai ir yra parodos esminis dalykas, parodos esminė idėja, jog viskas apie studentą, apie jo darbus ir apie jo sąlytį su išoriniu pasauliu. Per tą visą laiką nebuvau dalyvavus nei vienoj parodoj ir čia yra tas toks pirmasis, prisilietimas, nes tokių kaip aš yra ne vienas ir ne du. Aš tą bakalaurą ne per paskutinius metus aš sugalvojau. Labiau išaiškėjo, ką aš, link kur aš krypstu. Parodos yra labai normalus dalykas menininkui ir tai yra puikia galimybė pradėti, žinai, kad kai jau baigi akademiją ir jau susitaikai su tuo, kad dabar tu gyvensi pats, tau tiesiog belieka išsieksponuoti. Tai čia žiauriai fainai. Kalbėsimės apie tokį įdomų dalyką, kuris vyksta pirmą kartą Vilniaus dailės akademijos istorijoje, ar ne? Taip, 100% pirmą kartą per 230 metų, kone Vilniaus dailės akademijos istorijoje. Tai vėliau vyks mūsų bendruomenės suorganizuotas koncertas. Jis yra sudėliotas iš žmonių, kurie mes žavimės, kurie yra mūsų dalis, yra mūsų draugai bendruomenės. Kas numatyta per oficialią dalį? Jinai smagi, su daug svečių, tas oficialus atidarimas, pokalbiai, susitikimai pirmieji, oficiali ekskursija po visas parodų erdves. Ir jeigu tikrai viską norit pamatyti, kad patys studentai pasitiktų prie savo darbų, tai į oficialią dalį tikrai kviečiam. Tai yra nuostabus renginys, kur atrodo, tu negali tiesiog praleisti tokio.